Tai labas vakaras. Šiandieną visus sveikinu susirinkus į bandos susitikimą, nes pas mus kartais banda išdykauja, atidaro duris ir kviečia svečius ateiti ir pagyventi mūsų gyvenime, pabūti vieni kitų gyvenimo dalelytėmis. Ir šiandieną toksai vakaras, kai mes labai džiaugiamės, kada prisijungia svečių, kada prisijungia naujų žmonių, kada kažkas tai tiesiog paskiria savo valandą gyvenimo kartu pabūti. Tai yra labai labai svarbu ir iš tikrųjų iš karto ačiū vieni kitiems, ar ne, kad mes pasirinkom šitą valandą pabūti kartu. Koks mūsų vakaro susitikimo tikslas? Tai yra pasidalinti istorijomis. Nes kaip šiandieną išgirdau iš vieno žmogaus, tai istorijos įkvepia, o faktai sukelia ginčius. Tai šiandieną faktais mes nesidalinsim, o dalinsimės istorijomis. Ir jeigu jūs išeisit iš šito vakaro, kaip minimum su gera nuotaika, o galbūt su įkvėpimu, o galbūt net ir gauta su kažkokia tai verte, tai šitas vakaras bus 200% nusisekęs. Tai aš prisistatysiu. Aš esu Renata Škulevičienė iš Kauno. Va, ir aš su tinklinė rinkodara susidraugavau 2016 metais. Įsibrovė jinai mano gyvenimą netikėtai, nes aš ėjau savo samdomam darbe, buvau skyriaus vadovė, žodžiu, dirbau sandėlyje, turėjau ten 20 žmonių, einu per tą gamybinį tokį visą lauką. Ir galvoju, čia 2016 metai ir galvoju, Renata, čia visas tavo gyvenimas ir čia ta tavo karjera, apie kurią tu čia svajojai. Žodžiu, ir taip į mano gyvenimą įsibrovė jau tada visam laikui tinklinė rinkodara su savo pasiūlymais. Šiandieną aš čia sėdžiu ir tai yra mano 4. kompanija. Ir prieš 3 metus aš labai gerai pamenu, kaip aš buvau vienoje kompanijoje ir taip pat buvo tiek pat daug žmonių kaip ir šiandieną susitikimuose ir važiuodavom į renginius ir žinot, aš jaučiausi vieniša tarp žmonių. Nežinau, kam pažįstamas tas jausmas, kai tu esi vienišas tarp žmonių. Aš neturėjau tokios komandos, kokia šiandieną yra ir jungiasi moterys. Ir man niekaip nepavyko jos suburti. Ir aišku, aš sėdėjau be pinigų. Žinot, kai įsimylėjęs tinklinį rinkodarą sėdi basasubinė. Nu, toks labai įdomus jausmas. Va, ir tada į gyvenimą atėjo vaiko liga, nu, tiesiog jam labai skaudėjo pilvą ir aš pradėjau ieškoti sprendimų ir buvo vienas raktinis sakinys, kurį pasakė viena gydytoja, pas kurią nuėjo pasidaryti skanavimą, sako, jūs užsakykit vaikui iš koralinio klubo papają, nes jam trūksta fermentų. Taip automatiškai aš užsiregistravau koralinio klubo internetiniai parduotuvėje be jokio konsultanto ir papuoliau pas Oleną. Olena Šnipas, kuri gyvena Kaune, žodžiu, ir ji tapo mano automatiškai konsultantė. Tuo metu jinai davė užklausą, kad aš pas ją ateičiau, o aš daviau, žodžiu, užklausą visatai, parodyk, ką tu čia man, žodžiu, paruošė. Ir gavosi taip, kad aš sužinojau apie sveikatos konceptą. Va, kas tai yra, man labai patiko, nes jau ne 1 metai buvau dirbantis sveikatinimo srityje ir tai man buvo wow. Ir vanduo, ir valymas, ir ląstelinė mityba, viskas sudėta į krūvą, galvoju, Dieve, kaip viskas išmaniai padaryta. Mane tai sužavėjo. Bet labiausiai tai buvo tai, kad kai aš papuoliau į renginį, o aš tiesiog Olena sako, Renata, gal tu nori pasinaudoti arba nemokamų produktų, arba papildomam paimam, arba verslu, sakau, davai, aš noriu nemokamo produkto, daugiau nieko aš nenoriu. Ir mes padarėm tą nemokamą produktą, jinai man padėjo, aš gavau nemokamą produktą, sako, žinai, tu dar papuoliai ir į renginį. Ir sakau, nu davai, nu ir iš tai tą renginį. Ir aš atsisėdau ant jūros kranto, tuo metu buvau ir klausiau online renginį. Ir kokie jausmai pas mane kilo. Aš iš karto pasijutau kaip tarp savų žmonių. Tai buvo pirmas susitikimas, aš nieko nepažinojau, bet jausmas buvo, kad aš esu tarp savų žmonių, kažkokia šiluma sklido. Toliau komanda lyderių, kuriuos aš ten girdėjau ir apskritai, ką jie pasako ir kokias vertybės perdavė, man buvo toks jausmas, kad tai irgi kažkas tai mano, kažkas tai šilta, kažkas tai artima, viskas jau per jausmą. Ir žinoma, rezultate to 3 metai nuostabi komanda ir uždirbu pinigus ne tik tais aš, bet uždirba pinigus ir komanda. Vieniems tai yra pagrindinis verslas, kitiems tai yra papildomos pajamos, kitiems tai yra nemokamas produktas. Ir tai yra nuostabu.
nes, nu, vat, mes galim leisti savo būti visokiomis. Ar ne, va šiandien užsidėjau kepurę ir, kaip sakant, galim šitą tokį smagų spektaklį vaidinti. Jeigu norim, mes galim verkti kartu, tokių laikų irgi būna. Jeigu norim, galim jūs pakviesti į svečius ir tiesiog pabūti ir pajausti. Jeigu jums pasirodys, kad energetika visai tokia smagi ir jūs, kaip sakant, jaučiatės gerai, tai gali būti kažko tai gražaus pradžia. Tai tokia mano istorija ir šiandieną jūs girdėsite istorijas, kurios yra ir apie tai, kaip keitėsi sveikata, ir apie tai, kaip prasidėjo noras kažką tai daryti, kažkuom tai užsiimti. Ir aš noriu, kad dabar aktyviai įsijungtų mikrofoną ta moteris, kuri norėtų pasidalinti savo sveikatos istoriją. Mergaitės iš komandos aktyviai, kas norėtų pasidalinti sveikatos istoriją. Aha, tyla ramybė. Kur čia tos aktyvumas mūsų? Nu. O niekas nepasiruošė, ne? Panašu, Negaliu kad aš tada. namų darbų nieks nedarė. Gerai, aš Žibutė. tada galiu, žinokite, kol aš galiu, tai va dar pasakysiu. Iš tikrųjų, mano sveikatos istorija prasidėjo nuo to, kad aš savo klientams ieškojau kolageno ir tyrinėjau rinką. Ir supratau, kad man turbūt reikia kolageno, nes aš kažkodėl tai per pusę metų sukritau ir jaučiausi pasenusi kokią 10 metų. Negalėjau niekaip suprasti, iš kur pas mane energijos, kodėl neturiu energijos, visą laiką tokia aktyvi ir galvojau, kad kolagenas išspręs visas mano problemas jaunystės, energijos ir atsistatymo. Ir vat, kai Asta vat, atėjo ir papasakojo, kad yra labai fainas kolagenas, aš jį pasitikrinau apskritai pagal savo visas žinias surinktas, kas yra, dar išklausiau sveikatos konceptą. Pradėjau ne nuo kolageno, pradėjau nuo sveikatos koncepto, nes supratau, kad šitas sveikatos konceptas turėtų man stebuklingai sutvarkyti savijautą, nes aš ieškojau žinių, kaip be vaistų atsistoti ant kojų, nes kojos buvo ištinusios. Tai va, detoksas man davė tai, kad aš po 2 savaičių man visiškai nustojo tinti kojos, jos buvo paprasčiausiai užspaustos dėl mano darbo, nuo klubų. Ir aš po savaitės supratau, kad aš visiškai turiu pilnai energijos ir man nereikia ilsėtis. Man nereikia ilsėtis, išleidus klientą, man nereikia prigulti ir aš išdirbu visą dieną. Ir tai man buvo wow rezultatas, kad aš neprigulu pailsėti. Dar išnuėjo patinimai nuo veido ir aš supratau, kad man nereikia atsigauti po miego valandą arba 2, aš jau ryte atsikeliu ir būnu nepatinus iš veido. Tas man irgi buvo labai svarbus toksai rodiklis. Ir tai vat pagrindiniai. Ir žinot, vat po 2 savaičių, lygiai po 2 savaičių panaudojus detoksą, aš išvažiavau slidinėti. O aš jau buvau užbraukus slidinėjimą savo gyvenimą, aš jau buvau išbraukus. Nes paprasčiausiai mano batų dydis nuo patinusių kojų, mano batų dydis 39, aš pradėjau pirkti batus 41 ir po 2 savaičių aš supratau, kad aš vėl grįžau į 39 batų dydį. Aš galvojau, mano koja užaugo. Aš galvojau, kad mano koja užaugo, o pasirodo paprasčiausiai ant tiek ištinė, kad batų negalėjau savo pasirinkti. Galvojau, nu turbūt senatvėj kojos auga, ne tik ausis, ne tik nosis, bet ir kojos. Tai nors aš turiu medicininį išsilavinimą ir suprantu, kad tai yra blefas, bet vis tiek aš savo apie tai išnekėjau. Tai va, po 2 savaičių aš atslidinėjau 5 dienas non-stopų, kai visa mano komanda griuvo iš nuovargio, aš negriuvau iš nuovargio. Ir aš grįžau su neištinusiom kojom. Tai va, mano toks va pirmas. Ir aišku, po 3 mėnesių nustojo slinkti plaukai, susitvarkė svoris, šitą atsirado liemuo, neturėjau liemens, atsirado liemuo, kas mane irgi labai pradžiugino ir pradėjau pirkti rūbus mažesnių dydžių. Tai tiek. Renata, mikrofonas. Ačiū Žibute, noriu, kad mūsų estafetė dabar keliautų pas vieną iš mūsų viešnių ir aš noriu pakalbinti Laurą. Laura, išduok paslaptį, ką tau Asta pasakė tokio, kad tu šiandieną prisijungiai čia praleisti valandą laiko kartu su kažkokiais tai žmonėmis. Galbūt nieko tokio pasakyti nereikia, turbūt viskas nuo paprastų dalykų ir tokio pozityvumo,
kas galbūt pritraukė mano dėmesį ir mane taip pat sudomino. Galbūt labiau mane, aišku, su Asta susipažinome, aišku, aš pati gyvenu Airijoje, gyvenu nemažai metų, galiu prisistatyti. Ir per mano bendradarbę, tai kadangi ji mane supažindino, kokiais produktais jį pradėjo naudoti ir mineralais ir visa kita. Aišku, šiuo metu dar iki šiol susipažįstu su visa ta situacija ir produktais jų naudojimu ir visais požiūrės, taip pat bendraujam su Asta, taip pat ir tuo atžvilgiu. Tai per mano bendradarbę mane suvedė su Asta, tai taip ir, aišku, jau įpusėjau ir į pabaigą einu pirmo savo mėnesio nuo užsakymų visų produktų savo savijautai pagerėjimai. Ar yra kažkoks rezultatas pirmasis, kuriuo tu galėtum pasidalinti? Rezultatą, kurį galėčiau apibūdinti, tai šiandieną su Asta mudvi kalbėjimas, tai mano savijauta, tai visų pirma, būsenos palengvėjimas streso atžvilgiu. Aišku, gyvenime, niekada organizmo nevaliau ir jokių mineralų produktų nevartojau, tai galbūt šitas požiūris labai pasijautė, kadangi, paminėsiu gal paprastai, kortizolio lygis truputį buvo padidėjęs pas mane, nes kadangi mano veidas atrodė labai liūdnas, bet aišku, viskas susideda, kaip sakoma, ir šiuo metu ir dirbu, ir mokinuosi papildomai Airijoje, gal truputį šiek tiek susidėjo nuo įtampos. Bet tai, kas labiausiai man patiko praeitą savaitę, būdama darbe, tai iš bendradarbių vienas ir pasakė, kaip šiandien paminėjau Astai, kaip kalbėjomės, taip, kad mano veidas atrodo linksmesnis, aš atrodo visai kitokia, galbūt daugiau pozityvesnė. Tai kas labiausiai taip palėtė mane, kai šitą nuomonę išgirdau iš aplinkinių, tai paprasčiausiai netikėti. Tai per trumpą laiko tarpą, tai maždaug po 3 savaičių. Super, labai sveikinu. Pridurk dar, jeigu kažką nori. Ir aišku, dar save bandau, kaip ir dar iki šiol bandau susipažinti ir vis dar save iki šiol stebiu. Tai ir venų kojų taip pat, aišku, daugiau pas manęs buvo pareiškėję ant kairės kojos pašlaunės, tai truputį yra sumažėjęs, ką pastebėjau, žinai, ir taip pat pagerėjimas yra, bet nežinau, ar tai turi reikšmę su detoksikacija, taip pat yra šiokie tokie lengvi požymiai taip pat. Ir miegas geresnis, ir savijautos atžvilgiu jaučiasi kur kas geriau, tikrai, tokia lengvesnė būsena jaučiasi. Super, ačiū Laura. Jo, čia svarbus momentas, kad kada mes einame, nebėgame nuo ligų, einame link sveikatos, tai ir mąstysena nėra ta, kad man kažkas nuo kažko padėjo. Tai yra bendras organizmo atstatymas, tiesiog pats kūnas, jisai renkasi, kurioje vietoje, kurį galą pirmą atstatyti, užkamšyti pagal gyvybiškai svarbias vietas. Nes kūnas visada linkęs veikti, save sveikatinti, save atstatyti ir jisai renkasi, kurią vietą jam reikia atstatyti. Ačiū labai, Laura. Gerai, keliaujam toliau ir mes toliau paprašysime pasidalinti Loretos savo istoriją. Loreta, aš padarysiu intro, užvesiu tave ant kelio. Loreta, tu esi žmogus, kuris atėjai į koralinį klubą ne dėl produkto, ar ne? Tugi, papasakok, prašau, istoriją apie savo tą motyvą. Kas buvo tie tavo skausmai, dėl kas tau ką pasakė ir kas dabar vyksta su tavim gyvenime, dėl ko tu darai savo visus TikToko reelsus, Facebooko reelsus, kalbėsi su žmonėmis apie problemas ir, kaip sakant, ir tik stipriai. Aš atėjau, tiesiog norėjau kažką veikti. Žiemą turiu daug laiko ir kad būtų nenuobodu, tiesiog išnaudoti laiką ir man produkto irgi sakė, tą pavartok. Nesakau, man nereikia, aš čia tik tai kažką veiksiu. Bet paskui supratau, kad be išbandymo produkto niekas nevyks. Tai aš labai atsargiai pradėjau su vandeniu, paskui jau dadėjau lecitiną, daugiau detoksas jau atsirado. Tiesiog palengva atsirado produktų pasitikėjimas. Pas mane nevyko viskas staiga, aš tiesiog sąmoningai pati atėjau iki to. O pokyčiai, tai jo, šiandien su draugė susitikau, sako, pas tave tos energijos.
Sako, nu tu tai ten, tai čia, tai Facebook'e, tai kažkur išvažiavus, tai vėl išlieku, sako, tavęs nebegalima sugaudyti. Nu, sakau, ką darysi. Tai va taip, energijos lygis padidėjęs, mano darbas fizinis yra, man tai labai padėjo šiais metais būtent vat, visą vasarą išdirbti fizinį savo darbą ir Loreta, įvardink, koks yra tavo verslas, kiek tau metų, kad tiesiog moterys susidarytų pilną vaizdą. aš auginu gėles, šiltnamiai, didžiuliai kiekiai. Man yra 60 metų, va šiais metais suėjo neseniai. Tai va, ir būna, kad nemaži kiekiai sukrauti, pakrauti, iškrauti, turgoje atstovėti, su žmonėm daug bendrauti. Tai va, ir kas va dar šiandien tiesiog pastebėjau, po tų visų detoksų kažkaip koja su kremu tepiaus, ir man buvo tokia ruda dėmė, žiūriu, išnyko ant tos mano vienos kojos. Ir pavasarį dar buvo, man labai skaudėdavo tokia, kai būna gyslutė susisukus, va ant kojos, iš priekio. Ir aš taip galvodavau, Jėzau, jin taip aukštai iškilus, kaip vadina koja. Ir šiandien kremą tepu, aš jaučiu, kai jinai lygiai, palikus lygiai, tiesiog palindo po oda atgal. Tai va naujas mano pasiekimas. Tai tikriausiai gal čia. Super, super. Ar tu turi kažkokių tai, žiūrint į perspektyvą, į priekį, kokią funkciją koralas kaip instrumentas gali atlikti tavo gyvenime? Nu, aš jau tikriausiai, kas jau žino, sakiau, tai mano yra, kadangi amžius jau toks, yra tikslas dirbti tiek, kad dasidėti prie valdiškos pensijos ir gyventi oriai. Ir sakau, kai nebegalėsiu dirbti fiziškai, aš pagaliau su liežuviu tikiuosi visą laiką galėsiu dirbti. Ir su savo tulžies akmenukų rinkiniu, ne? Papasakok dar biškį apie tulžies akmenukų rinkinį, kaip savo darbo instrumentą. Nu, tai aš vat, kažkaip daugiau į susikoncentravus vis pasakoju iš savo patirties. Aš ten kitų temų mažai gal liečiu, tai vat, apie tulžiai manęs klausia, nu, iš kur tu viską žinai, va, tugi ne gydytoja, tai aš vis įpilu tos savo 92 akmenys į kokią taurę parodau. Sakau, va čia yra mano kaip diplomas. Sakau, aš 20 metų su akmenim išvaikščiau, 15 po, tai tikrai žinau savo organizmą ir savo visas funkcijas. Tai ir vat, šiandien irgi gavau atsakymus, kaip tik visus ten man švietė, magnetinį rezonansą, jau ten rimtą tyrimą darė. Tai visi organai, viskas tvarkoja, tai va šiandien tokia irgi laiminga. Tai va. Labai smagu patvirtinimas. Ačiū, Loreta, tau. Nu ką, keliaujam prie sekančios viešnios ir dabar aš noriu pakalbinti Kristiną. Va, nes Kristina iš čia jau nebe pirmąjį kartą ir man labai smalsu, Kristina, ką tu čia vėl veiki, kokie tavo norai, kodėl tu čia prisijungiai? Nu, vat papasakok. Sveiki visi, iš tikrųjų prisijungiau pirmiausia, aš pradėjau vartoti produktą vasaros pradžioje susisiekus su Asta, nes man reikėjo produkto dėl mano kaklo išvaržų 2, nuo kurių man naktim tirpdavo rankos. Taip tirpdavo, toks skausmas būdavo, kad aš prabusdavau. Po savaitės laiko aš pajutau rezultatą, kad man jau geriau, daugiau energijos ir mažiau tirpsta rankos. Šiandien dienai aš to produkto ištisai nevartoju. Aš esu naujokė dar. Man tikslas yra vartoti produktą dėl savęs, bet atėjau kitų tikslų. Tai va šiandien dienai nejaučiu aš tų rankų tirpimo ir man nebeskauda kaklo, kuo labai džiaugiuosi ir galiu išsimiegoti. O šiandien atėjau kitų tikslų išklausyti kitų žmonių istorijas, pasidžiaugti kartu su jumis. Ir rytoj noriu išgirsti iš Astos marketingo planą, nes turiu kitų didelių beproto tikslų. Super, super. Žodžiu, noriu suprasti, kaip veikia šitas instrumentas kaip verslas, ar ne, iš kur, kaip sakant, gimsta pinigai, už ką jie yra gaunami ir ką reikia sukurti, kad galėtum savo ambicingus tikslus išpildyti. Jurgita Zaveckienė pas tave klausia, ką tu vartojai? Pasidalink, prašau, truputėlį apie produktus, ką tau Asta rekomendavo, ką tu vartojai? Jeigu aš gerai prisimenu, aš pradėjau nuo detokso. Aš gėriau detoksą, pačioj pradžioje visas rinkinys buvo, nežinau, ten Asta man daug prirodė, ta prasme atsiuntė visą sąrašą. Aš žinau, kad pavadinimų ne visus pasakysiu, nežinau, čia reikėtų gal Astos klausti, bet tikrai gėriau sąžiningai daug,
papildų ir man tikrai pagerėjo. Čia reikėtų Astos gal daugiau klausti, neatsimenu, Asta žinok. parašys tada gal į grupę, ar Basta gal tu atsimeni? Antistresinė programa, tai pirmiausia Grifonija, Safrino, Magnės, kiek dabar atsimenu, nebent dar reikėtų pasižiūrėti. Prie ant detokso pagrindo. Super, super. Kristina, labai džiaugiuosi, nes tu esi tas žmogus, kuris palaipsniui, ar ne, mes turim gyvą susitikimą, prieš tai dar su Asta tu turėjai pokalbius, ar ne, paskui truputėlį pasičiupinėjom, kaip sakant, prieš kalėdas ar per kalėdas, neatsimenu ten tiksliai, ar ne, buvo tas laikotarpis, paskui prisijungiai į Zoomą, dabar vėl prisijungiai į Zoomą, žodžiu, tas toksai, va, ar ne, etapinis, palaipsninis toksai vyksta savo atsakymų suradimas, ką tu norėtum, ar ne, skirtai ir kaip tau koralas kaip instrumentas, o tai yra labai svarbu suprasti, kad čia ne kažkokia meilė, čia ne kažkoksai tai dievinimas, o tai yra instrumentas, kurį pasiėmus, va kaip aš šiandien pasiėmiau ir sakiau, kad sekančias grupės mes pradėsim su gitara, ane? Tai čia lygiai taip pačiai tavo instrumentas, tik tai su juo grosi tam, kad kažkokias tai galbūt savo gyvenimo užklausas išpildytum, ar ne, arba svajones ir kažkokius tai siekius. Tai ačiū labai, Kristina, tau. Nu ir mes keliausim prie sekančios istorijos. Ir aš noriu dabar pakalbinti Genutę. Genutė, tu esi žmogus, kuris, tavo istorija yra tame, kad tu turi savo verslą, ar ne, tu turi, kaip sakant, pamatą po kojom, patirtį. Ir tu esi tas žmogus, kuris pradėjai kalbėti su plačia auditorija lygiai po metų. Papasakok, prašau, ir apie savo rezultatą, ir apie baimės. Nes labai dažnai žmonės bijo praverti burną ir kažkam kažką tai pasakyti. Kaip buvo su tavim? Kodėl tu pradėjai dalintis? Labas vakaras. Aš turėjau sveikatos problemų 8 metus, gal biški daugiau, skausmai buvo mistiniai, su priepuoliais pilve, šone, jie tokie vaikštantis ir gydytojų kabinetų durys tikriausiai visų buvo pravertos. Ir negavau jokios pagalbos, nieko jie tenais nerado tokio, ką būtų užčiuopę ir gydę. Tiesiog kiekvienas nuo savęs rašė vaistus nuo skausmo ir siuntė į kitą kabinetą. Susitaikiau su tuo, gyvenau taip, geriau vaistus, dėl pagerėjimo pagulėdavau, nes ramybė biškį suteikdavo jėgų toliau dirbti. Ir kartą išgirdau Facebook'e pasakojimą, Renatos pasakojimą apie vandenį, mane labai sudomino jos pasakojimas. Tiesiog mano viduj toks buvo graužimas, aš labai negeriu vandens, visiškai man tik reikėjo vandens, kad nuryčiau tas tabletes, o daugiau man jo nereikėjo. Ir mes taip pat susidraugavom su Renata, kad aš ją pasikviečiau į draugus, kad nepameščiau aš jos tų pasakojimų. Ir susisiekėm, susirašinėjom, paskui susiskambinom, kalbėjome ir galų gale aš kažkaip tai pasipasakojau, kad aš turiu tą tokią skausmų problemą, kad ir pasiūlė man jinai programą. Taip, pirmiausia, tai pradėjau mokinti gerti vandenį. Aš per savaitę laiko išmokau gerti tą reikiamą kiekį vandens, aišku, su koralu. Ir pradėjau programą ir po programos ėjimo 10 dienų mano skausmai pasitraukė. Pasitraukė jie iki šiandienos. Kiek laiko dabar jau praėjo? Aš pradėjau lapkričio mėnesį prieš metus, šį lapkritį buvo metai, aš nesidalinau, tik tais patys artimiausi žinojo, matė, kad man neskauda, matė, kad geriu kažką tai, bet aš nesidalinau plačiai auditorijai, tiesiog manyčiau su baime, kad pradėsiu kalbėti ir vėl sugrįžtas nepakenčiamas skausmas, bet po biškį pradėjau dalintis, artimai, dukrai, ir ten savo draugam. Ir atsirado tokių, kurie patys norėjo tą programą išbandyti ir pradėjau dalintis ir dabar aš jau turiu savo 3 mėnesius esu direktorė, toliau nepažengiau dar, bet tikiuosi viskas priekyje. Ir šiaip su šito produktu esu labai laiminga, patenkinta. Tai kaip jaučiuosi ir drąsiai dalinuosi. Genute, ką tu gauni čia, ko neturi savo versle?
Aišku, bendruomenė, Mhm. labai nuostabi bendruomenė, labai tiesiog jeigu yra kažkokie klausimai, gali pasiklausti, susiskambinti, visada atsakys, visada gausi pagalbos, patarimo. Laukiu išvykos į Graikiją, tai va, Kelionės, kelionės, ar ne? Mhm. taip, ir neįsivaizduoju dabar be jūsų. Atsirado tokia nauja skiltis gyvenime, ar ne? Kuri vadinasi, vat, banda šitą, ne? Ir visas tas veiksmas, kuris vyksta. Nauja skiltis ir tas skiltis labai džiugina mane. Mhm. Super. O aš atgi atsimenu, Genutė, kai mes su tavim buvo tie bandymai ir aš tada tave sakau, Genutė, nu, gal tu nori ir tu taip vis, nu bet Renata, nu bet taigi čia, vat, nu tai kam aš čia sakysiu, aš labai atsimenu gerai va tą tavo stabdį. Labai nenorėjau kalbėti ir labai, nu, supratau gerai, nu, va, dalinkis, eisi tolin. Nu, man tik reikėjo tos sveikatos, man reikėjo galbūt to laiko, kad nutoltų tai, ką aš išgyvenau, iškentėjau. Ir dabar aš esu tikrai drąsi ir aš drąsiai galiu dalintis, nes mano aplinkoje yra labai daug žmonių ir labai daug, kurie žinojo ir vienas per kitą pasidalina ir Super, darau ačiū tai labai. su malonumu. Jo, va čia svarbiausias dalykas, ar ne? Ir iš tikrųjų žmonės tave girdi. Tas matosi, tas jaučiasi, žmonės tave girdi ir šiandieninis pokalbis parodė, kad sako, nu, Genutė sakė, kad man padės ir aš tuo tikiu. Reiškia, tavo istorija, jinai daro jau pokyčius kitiems žmonėms, kitų žmonių gyvenime. Ačiū tau labai. Nu ką, keliausim vėl pas mūsų viešnią. Va, ir mes turime tokią moterį mūsų rate, apie kurią mes slaptingai jau girdim, nu, kaip minimum pusę metų. Va, ir Asta, aš noriu, kad tu padarytum intro apie istoriją, o paskui duosim Aušrai žodį. Aušrai gal tai bus netikėtumas. Bet kad Aušra tapo mūsų struktūros žmogum ir dar čia įvykdęs kvalifikaciją ne vieną kartą. Tai yra tapus direktorė, aš nežinau, ar jinai pati viską apie tai žinojo, bet va dabar atskleisiu visas kartas, ar ne? Nežinau, kad Aušros tandemas su Raimondu fantastiškai naudoja pačius mūsų prabangiausius produktus, Kalogeną. Ir girdėjau gandus, kad ir Aušra džiaugiasi rezultatais, kuriais beje irgi labai sėkmingai dalinosi, jeigu teisingai mane pasiekė informacija. Ir net buvo pirmieji lik ir klientai, bet aš manau, jinai pati tai galės pasakyti, ar man čia kažkas prisimelavo, ar čia visa tikra tiesa tokia. Tai aš manau, kad Aušrai, kad ir netikėtumas, bet vis tiek, jeigu prisijungia, vadinasi, yra dėl ko, nes Aušra vakar labai maloniai mane nustebino, kai pamačiau netikėtai, berods apie 11:30 Lietuvos laiku, WhatsApp'e susikūrė grupė Metam svorį ir aš esu tos grupės narė. Galvoju, kaip įdomu, einu pasižiūrėti, kas ten vyksta. O ten pasirodo Norvegija, Italija ir dar Astos pagalbos prašo padėti mesti svorį. Galvoju, vau, kaip fainai. Ir Aušra dar taip smagiai pajuokavo, sako, žinai, aš tam Mantui pasakiau, kad aš pažįstu tave. Aušra sakau, aš jaučiu taip, kad aš iš tikrųjų tave pažįstu, tai tik tai beliks gyvai susiskambinti ir realiai taip 100% susipažinti. Tai Aušra, junk mikrofoną, bus smagu išgirsti tave. Taip, Aušra, tiesiog iš kur savo istoriją, kaip tu jauteisi toje kitoje pusėje, žodžiu, kaip viskas vyko ir su produktais, ir apskritai ten su visais, žodžiu, tais dalykais, kas liečia kolageną ir apskritai, nu, produktą ir istoriją. Vieną kartą, super, pavyko. Nu, tai labas vakaras dar kartą. Šiandien, aišku, ne formui. Nenorėjau prisijungti, bet prisistatysiu, nežinau, ar Raimondas buvo pristatęs, mano vardas Aušra, man 53 metai. Tai va, ir atsimenu, kai Raimondas čia parsisiuntė tą, man atrodo, berods detokso gal programą, jis pradėjo čia pirmą organizmo valymo. Tai aš taip kažkaip skeptiškai pažiūrėjau, bet galvoju, vyras nori, tegul sau daro organizmo valymus. Tai va, aš kadangi
Nu, nesakau, kad netikiu tais dalykais, bet, nu, kažkaip labai nebuvau įlinkusi šitą visą dalyką, nors iš tikrųjų tai mano pats pirmas gyvenimo etapas buvo, kai aš pradėjau dirbti, tai buvo prekyba ir tai buvo turbūt viena iš sėkmingiausių mano metų, nu, kaip sakant, etapų, todėl kad ne vienas žmogus yra sakęs, kodėl tu nebedirbi prekybai, nes tu esi pati geriausia pardavėja. Bet paskui kažkaip taip viskas susiklostė, kad nuėjau tą kryptim ir dabar, nu, kai va čia paskutiniu metu jau Raimondas vis, nu, tai čia gal kažkaip tai pasiūly kam nors, gal kažkokį tai produktą ar ką nors irgi ten darbe ar ten savo rate, o aš, nu, kažkaip, kai nesusipažinus iki galo su produktu, niekada nesiūlau. Man, jeigu trūksta informacijos, aš, nu, nesugebu jo parduoti. Tai va, tai toks vienas dalykas, bet aišku, kai jisai, nu, sako, tai kuo tu labiau norėtum ten vieną vasaros dieną, sako, ar kolageno, ar kažkokiu ten vitaminų, man atrodo, papildų, dabar gal net iš kitos kompanijos neprisimenu, ar iš tos pačios, o gal iš tos pačios maišau. Tai va, tai aš sakau, tai aišku kolageno, sakau, kuri moteris nenorėtų kolageno, ir paskui kažkaip tai tas, bet užsikabinom, kad, sakau, taigi tu pardavinėk tą kolageną šiam, sakau, taigi čia kiekviena moteris svajoja apie tai, nu tai va, tas ir prasidėjo tas kolageno, kaip sakant, visas visas judesys, aišku, iniciatyva buvo jo daugiausiai pagrinde, nu, ta prasme, aš jį tik tai palaikiau, aišku, tas moteris, kurias pažinojau, tai su jom pakalbėjau asmeniškai, kurios irgi prisidėjo čiut prie pardavimų, o daugiau tai, kadangi, sakau, šiemet pas mane įtempti labai metai, aš paskutinį metą irgi studijose medicinos ir labai daug streso, tai čia Raimis viską tvarkosi, aš sakau, tu tik palik mane ramybėj nuo visko dabar, nes ir mokslas, ir darbai, ir dar dukra 9 metų, tai va, tai dar šuo, kurį reikia išvedžioti. Tai va, tai, nu, iš tikrųjų, faina, aišku, kad prisijungiam, gal aš ir norėčiau iš tikrųjų į tą prekybą grįžti kažkada tai. Ir, nu, jeigu jau taip viskas dėliojasi, tai sakau, gal čia kaip ženklas. Tai va, tai ką aš norėjau, nežinau, išgirdau čia irgi tokį, va, dalinosi moteris, kad yra kažkokia pas jūs antistresinė programa, tai galvoju, blemba, man reikia. Tai va, tai nežinau, iš tikrųjų. Super, Asta būtinai pasidalins to dalyku. Jo, ką čia dar pridurti, nes matau, kad pas mane streso lygis tikrai yra dabar labai aukštas ir reikia kažkaip tai jau jį biškį nuleisti garą, kaip aš sakau, nes kitaip bus turbūt blogai, nes jau šiaip organizmas, matau, mumis jau stabdo suraimę, būtų gulim su temperatūra. Tai va, va tiek tada. Super, Aušra, iš tikrųjų labai ačiū, nes jūs net nežinot, ką jūs darot kartu su Raimondu, tai yra jūs, kaip mes sakom, plečiat mūsų galvų keptuvių dydį su savo lengvais pardavimais tų produktų, kurie nebūtinai taip lengvai, kaip sakant, pavyksta parduoti jų vertę, kad žmogus nusipirktų, ar ne, nes tai yra vis tiek ta suma didesnė. Tai labai ačiū už šitą tokį nematomą indėlį, bet mes tikrai apie tai kalbam ir jūs darot tam įtaką. Ir aišku, antistresinė programa taip pat yra ir daug sistema susikaupimui, darbingumui, tai ta prasme tiesiog Asta klauskit, jinai dalinsis pagal poreikius ir duos tiesiog žinojimą, kur kaip save galima, kaip sakant, pastiprinti. Ir aišku, mes visada džiaugsimės, jeigu jūs kartu ar atskirai, žodžiu, būsit komandoje vienokiu ar kitokiu formatu, tai žinoma, tai yra didžiulis indėlis, plus kad tai jūsų kartu su Raimondu
Be galo didžiulis indėlis buvo šį mėnesį į visos komandos rezultatą. Tai tikrai irgi išskirtinis ačiū. Jo, Va. jo, nes aš sakau, dėl tos antistresinės aš iš karto taip, taip mintį pagavau, kad aš galvoju, tai prasme čia ir man, bet čia šiaip, man atrodo, turėtų būti labai toks topinis produktas, todėl kad dabar žmonės labai susiduria su stresu ir tik tai daug kas nežino galbūt ir, ir kažkaip tai, griebės kažkokių kitokių ten visokių, kaip sakant, būdų, ar ten meditacijos, ar dar kažkokių tai kvėpavimo, ar taip toliau. Bet viskam reikia laiko, susikaupimo ir disciplinos labai, tai ne visi irgi gali savo tą leisti. Tai išklausysiu, ką ten Asta pasakys, gal čia bus top produktas šių metų. Labai, kaip sakant, kaip gerai, kad mes apie tai išsikalbėjom, ar ne? Tai va, gerai, ačiū Aušra, keliaukim toliau ir aš noriu pakalbinti Evaldą, pratesti mūsų vyrišką liniją, nes Evaldas yra žmogus, kuris užkabino kitą labai jautrę stygą, tai yra reprodukcinę sistemą pas vyrus. Ir visa tai yra irgi iš tos pačios istorijos, kad pirmiausia, Evaldas turi labai stiprų savo asmeninį rezultatą, kas liečia organizmo atsistatymą po traumų, žodžiu, dabar maratonų bėgikas, ir tikrai kalba tiesiom, jautriom ir aktualiom temom, ne tai kad vyrams, o šeimoms, ar ne? Nes moters laimė irgi priklauso nuo to, kaip vyksta vyriška laimė. Va, tai Evaldai, papasakok. Labas, visi, blemba su ta kepurė, aš kaip jaučiu. Normaliai, kalbėk. Žinai, aš visą laiką sakau, kad kai tik tai vyrams sutrinka reprodukcinė sistema, tai moterims iš karto sutrinka centrinė nervų sistema. Tai vienas kitą papildantis dalykai. Šiandien kažkoks man nekalbadienis, pirmai užklupo netikėtai, dabar vėl. Ne? Žiūrėkit, apie savo rezultatą, trumpai. Kažkada turėjau didelių problemų su nugara, išvarža, osteoporozė, osteochondrozė ir buvo išbandyta daug visko. Daug visko, nes jaunystėje aktyviai sportavau, aktyviai vedžiau nesveiką gyvenimo būdą, visur aktyviai dalyvavau, gausiai ir viską iki galo, kaip sakant. Tai kai susidūrė su kažkokiom tai problemom, pradedi ieškoti išeities. Išeitį radau, negaliu pasakot viską, ką bandžiau, ta prasme, tai užtruks labai ilgai, bet kai vienas gydytojas man eilinį kartą pasakė, eilinis gydytojas vieną kartą pasakė, kad man tavo pilvo neskauda, čia kabutėse tai žodis. Tai aš supratau, kad kiek aš besigydyčiau, tikrai niekam mano problema nelabai rūpi, apart manęs paties. Pradėjau ieškoti, tada aš sužinojau apie koralinį klubą, sužinojau apie produktus, pradėjau iš pradžių juos vartoti, net nebūnant koralinio klubo nariu, neturint šitos 20% nuolaidos, sužinojau tik paskui, kad galima, ir aš kai tapau klubo nariu, net nežinojau, kad jo buvau, kaip sakant, ten visa istorija kaip anekdotas. Jo, ilga istorija. Žodžiu, sistemingai vartojant, kažkur dingo išvarža, kažkur dingo osteoporozė, osteochondrozė. Ir jeigu jūs įsivaizduot, kai sunku atsikelti iš lovos, nueiti į tualetą, kokie skausmai būna, tai įsivaizduokit, kad prieš turbūt jau dabar 3 metus Panevėžyje varžybose, ten buvo olimpinė diena, varžybos šiaip tokios mėgėjiškos, aš su savo dukra visą tą distanciją bėgau ant kakloje pasisodinęs, ant sprando. Tai man tai yra puikus rezultatas ir tuo labiau, kad kiti rezultatai leidžia pasinaudojus koralinio klubo produktais ir naudojantis toliau, leidžia dalyvauti savo keliant naujus iššūkius. Ar ne? Pernai bėgau praeitais metais vasarą jau 6 valandų bėgimas, keletas maratonų, vienas iš jų Čikagoje, šiais metais kiti tikslai, truputėlį noriu padidinti valandų kiekį, dabar jau yra suplanuota 12 valandų bėgimas,
ten pat Latvijoje planas New Yorko maratonas. Žodžiu, sveikata yra labai aktuali ir kai supratau, kad tai galima dalinti su kitais žmonėmis, man visų pirma per savo prizmę perėjo tai, kad su vyrams yra labai sunku, kad jie bijo skūstis, jie bijo kažkur tai kreiptis pagalbos, bijo pripažinti, kad jie yra irgi pažeidžiami, kad jie, kaip sakant, lygiai taip pat turi kažkokių tai problemų, silpnybių, dėl to, kad negali niekam pasakyti, kerta per galvą, ne tik tai per reprodukcinę sistemą, bet kerta per galvą, stresai ir taip toliau. Tai atsirinkus tam tikras temas, iš tikrųjų pradėjau pasakoti daug informacijos duoti vyrams. Džiaugiuosi, kad pasiekia tą informaciją ir už tai, kad dalinuosi šią informaciją, Koralinis klubas gan pakankamai dosniai atsilygina. Tai vienas dalykas. Aš noriu tavęs paprašyti, kad tu, kadangi mes turim Balironą ir mes dar turim jo akciją, o tu turi rezultatų, tikrai. Ar tu gali kokį vieną, va dabar pirmą istoriją, kuri tau šauna į galvą, papasakoti apie Balironą? Vieną, kuri šauna. Gerai, grįžo ilgą laiką užsienyje gyvenęs vyras, pensinio amžiaus gyventi į Lietuvą. Ir ten jau pradėjo jam skūstis kojų skausmais, sąnarių, kelio skausmais iki tokių lygių, kad naktim pabusdavo ir negalėdavo netgi automobilę nuspausti pedalo. Tai nuėjo pasikeisti kelio sąnarį, jam gydytojas parekomendavo nesikeisti kol kas, nes jeigu pakeisi dabar gali atsitikti ten su klubų problemo, reabilitacija ilgai ir taip toliau, sako, pabandyk pagerti kažkokių maisto papildų. Ir kadangi jisai mano brolio draugas, brolis man paskambino, sako, tu ten visko žinai, dirbi, gal gali padėti kažko. Susitikau, pašnekėjau, 5 kursai ir 5 kursai ir buvo ten įvairiai. Klinika tai ten, kaip sakant, sakykime taip, buvo ir pablogėjimas, pagerėjimas, pablogėjimas, paskui gerėjimas. Ir atšaukta kelio keitimos sąnario operacija. Super. Pirma tokia. Kitas, vėlgi moteris Airijoje dirbanti valytoja, pensinio amžiaus, negalėjo jau nuo darbo rankos pakelt, peties pajudinti. Po pirmo, kaip sakant, po pirmo 2 butelių po litro kolageno dingo visi peties skausmai. Viskas. Tai tokių rezultatų yra. Pats bėgiodamas tai jaučiu, kaip sakant, kad nustoja traukti raumenis, galėjo ištvermės daugiau, kaip sakant, kojoms. Tai yra tų rezultatų, pirmi tokie. Super, ačiū tau labai. Nu ką, ir mes tada perduosime estafetę. Toliau iPhone'as, tai čia Liudovika, nes vardo nematau, ne? Liudovika. Noriu šiandieną, kad tu pasidalintum, nes tu pakankamai, kaip sakant, jaunas žmogus mūsų komandoje. Papasakok, prašau, istoriją to tavo priimamo sprendimo. Kas buvo, kad Žibutei pavyko, kaip sakant, iki tavęs dasibelsti, ką jinai tau tokio pasakė, ko tau trūko gyvenime, kokie tie skausmai ir kokius tu dabar turi matymus, dar visiškai, kaip sakyti, tik žengianti pirmosius žingsnius, kaip tu jautiesi ir kokį tu turi, galbūt, nežinau, tokį matymą čia, ką tu gali nuveikti, derindama savo pagrindinę veiklą su koralo priemonėmis. Gerai. Tai, žodžiu, su Žibute buvom taip susitikę gal vasarą, aš neatsimenu, ten buvo toks reikalas per gertuvę, jinai buvo palikus, o aš kadangi iš Vilniaus važiavau į Kauną, tai atvežiau jai ir kažkaip tai taip išėjo, kad jinai užsiminė, aš jos nepažinojau, toks trumpas susipažinimas ir jinai užsiminė apie vandenį, o aš kažkaip tai, matot, kaip mintis ir pritraukė, o aš kažkaip paskutiniu metu vis galvodavau, kažkoks turi būti vanduo, aš ten daug įdomėjausi ir tai jonizuotas dar kažkoks vanduo, kuris ne šiaip iš krano, kad jisai turi tikrai savybės, kur organizmas pasisavina geriau.
Na, žodžiu, ir jinai man apie tą vandenį truputį užsiminė ir davė paragauti. Ir man taip surezonavo, bet, nu, kažkaip taip viską ir palikau. Ir paskiau po kiek laiko, kažkaip tai man vis tiek, vat, galvoje ta mintis sukosi ir man tas vanduo labai kažkaip tai, vat, turėjo svarbą. Ir, žodžiu, paskiau susitikom, bet tai jau buvo vėlyvas ruduo. Tai dar pašnekėjom ir man buvo įdomu apskritai viskas, tiek ir produktas, tiek ir verslo formulė. Ir, žodžiu, aš gruodžio pradžioje įsigijau detokso programą, tai, nu, va, mėnuo, sakykim, laiko, kaip aš ją naudoju. Ir aš tokiu, kad sveikatos, kaip yra, va, kažkas jaučia sutrikimų, tokių neturėjau, ir ačiū Dievui neturiu. Bet aš nežinau, kas lypi, žinot, kartais galima ir iškelti kažką tai, bet ką aš pajaučiu, tai atrodė, aš, nu, šipsausi, nuotaika tai yra, atrodo viskas gerai, bet kaip nepajauti, kaip gali būti kitaip gerai. Tai man praėjo kokios gal 5 dienos ir aš taip ryte atsikėliau ir aš atsimenu, važiuoju ir žiūriu taip, nu, taip gerai, energijos pilna. Tiesiog šipsais ir tiesiog kaip, ir dar iš karto važiuojant ir kėliau tokį video, sakau, nu toks kaip viduje lemputė užsidegė, bet jinai nenugęsta, neužgęsta, jinai tiesiog yra ir ta energija jinai yra ir ta nuotaika, atrodo, jinai tokia, nu, vat, visai kitame, nu, kaip pasakyti, neligmenį, bet kitaip yra. Tai va, tai man tas iš karto davė tokį žinojimą, kad tai veikia. Va, ir va dabartinė va situacija čia va kelių dienų, tai man prieš pat, nu, kaip švenčių laikotarpį, 31 dieną aš jau pradėjau jaustis nekaip ir galvoju, peršalau, sausio 1 galvoju, nu, toks irgi nelabai koks jausmas, sausio 2 susiskambinau su Žibutė ir sakau, žinok, nu, kaip blogai jaučiuosi, ne, aš atsiprašau, nuėjau pas gydytoją, kad pasimti nedarbingumą ir galvoju, kad peršalus patikrino, pasirodo man COVID-as. Tai su Žibutė susiskambinau, sakau, žinai, kad taip ir taip, sako, tai tau reikia, ar tu to turi, to, sakau, kai ką turiu, kažko neturiu, tai man moteris surinko visą krepšelį ir kad man padavė labai viskas operatyviai greitai įvyko, kad aš greičiau, nu, geriau jausčiausi ir sveika būčiau. Ir aš pradėjau antrą dieną naudoti, nu, tai va, vakar aš jau buvau veikli ir šiandieną, nu, va, kaip ir matot, viskas yra gerai. Tiesiog viskas įvyko, nu, daug lengviau ir lengvai. Tai va, kaip sakau, labai dėkinga Žibutei už tą tokį operatyvų išgirdimą, nuoširdumą, nu, tai va, tai tas ir yra ir jaučiasi visame tame, nu, galiu sakyti, mūsų kolektyve, bendruomeniai, kad tas yra rūpi mes kiekvienas kiekvienam. Nu, va, tai tas yra labai, labai svarbu iš tikrųjų, o ne tai, kad ateini ir, nu, kitaip yra, reikalingi rezultatai panašiai, bet čia einama per žmogišką tą prizmę. Tai va. Super, ačiū tau labai, Liudovika. Aš mačiau, kad Jurgita Zaveckienė čiate rašė, kad man irgi dingo nugaros skausmai, tik nesenai supratau, juokėsi, pasigėdau šio savo skausmo nenormalaus. Tai Jurgita, linkiu, kad tu nepasigėstum jo daugiau, žodžiu. Va, ką mes dar turime su jungtomis kameromis? Mes turime su jungtomis kameromis Judita, aš noriu, kad tu trumpai pasakytum, kas ten per piplį sėdi pas tave ant kelių sėdėjo ir kaip ten jis taip staigiai ėmė iššasti ir tenais atsirado. Gali trumpai savo istoriją? Taip, žinoma. Mano piplys jau nebe ant kelių, beveik miega. Tai vat, prieš 2 metus sugalvojau, kad reikia man valyti organizmą, nes iš tikrųjų ir virškinimas prastas buvo, ir tos energijos mažai buvo, ir daug tokių visokių, kad tiesiog, nu, atėjo iš visato žinutė, kad Judita, daryk kažką. Ir tada visata paskambino Žibutei ir pasakė turbūt, kad skambink Juditai.
nes jai reikia, nes aš pradėjau ieškoti informacijos ir vat, taip netikėtai sulaukiau skambučio, kad reikėtų išklausyti kai ką. Nu ir gerai, sakau. Ir labai džiaugiuosi, nes tai iš esmės pakeitė mano gyvenimą. Po mėnesio detoksikacijos sužinojau labai nuostabią žinią ir va 1,5 metų šalia guli pas mane vaikutis ir manau nebe priežasties, todėl kad aš prieš tai negeriau vandens, aš išmokau gerti vandenį. Pajudėjo, pasitvarkė mano reprodukcinė sistema, nes vaikelio tikrai ilgai bandėm, jokių, kaip pasakyti, diagnozių dar nebuvo, nesityrėm, nu bet vat buvo toks jau, kad buvau iš tikrųjų, galvojau, kad, nu, matyt, taip lemta. O pasirodo, ne. Tai vat, ir ko džiaugiuosi, kad žinau, kad tai pakeitė mano gyvenimą visom prasmėm. Aš žinau, kaip gyventi sveikiau, kaip gydytis netgi, nes vat nauji metai mums iškrėtė tokį pokštą, susirgo mažylis ir aš labai džiaugiuosi, kad aš namie turėjau mūsų detokso programos produktų, turėjau papajos ir aš vaikučiui, pirma pagalba mano buvo tokia, suduoti, kad virškintų, nes matyt pagavom gripą skrandžio. Tai vat pati nesusirgau, todėl kad aš jau pati tai tą amuniciją vartojau didesniem dozėm, nes reikėjo ir vaiką, ir vyrą slaugyti. Tai vat ir viso to pasekoje aš dar labai džiaugiuosi išbandžiusi kolageną, kuris atėjo man iš bonusų. Tiesiog, kad pasidalinau su savo artimom Kaip nemokamas produktas, ar ne, Junita? Taip, kaip nemokamas produktas, nes pasidalinau su draugiam, kurios irgi sveikatinasi. Ir mano dabar turbūt artimiausias tikslas tai yra pakartoti Evaldo istoriją su savo vyru, nes, turi labai blogų ten dalykų su nugara, galvoju vis tiek kažkaip nors ten ir tiek su Bialironu, tiek su visu konceptu reikia padirbėti būtinai. Super. Tai va, tai tokia istorija mūsų. Super, ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Ir paskutinė mūsų istorija, tai yra vyšnia ant torto, tai yra Asta. Asta, tu šiuo metu esi mūsų, kaip sakant, toks, žinai, toks žydintis žiedas. Žinai, va, tiesiog labai gera, mes šiandien su tam ir laivą darėm, beje, kam smalsu, galite pasižiūrėti, pas Asta profilyje yra mūsų live transliacija. Asta, tavo verslo istorija. Norėčiau padėkoti šiai komandai už nuostabų žaidimą šį. Va, kaip sako, tikrai padėkosim šiai komandai. Žinai, labai džiaugiuosi mūsų visą komandą, nes be komandos tos vyšnios ant torto nebūtų. Nes tai yra pirmiausia komandinis darbas ir tai yra pirmiausia kiekvienos iš mūsų pasiekti rezultatai, ta prasme, kiekvieną mėnesį, skaitant ir metų užbaigimą. Todėl iš tikrųjų mes šitą dovaną visos turime savo, tai aš džiaugiuosi, kad ir aš savo augime esu, kaip ir kiekvienas komandos žmogus. O jeigu žiūrint iš mano istorijos, tai aš 17 metų dirbau kitoj kompanijoje, tai yra grožio sritis, aš Amerikėj kompanijoje buvau lyderė, turėjau didelę komandą, 150 moterų ir, žinot, prieš 2 metus mano galvoje jau buvo labai didelės abejonės, ar aš ten noriu būti, nes buvo tie dalykai, kurie jau mane neramino. Ir beje, aš labai dėkinga esu Renatai už jos atkaklumą, nes tik dėka Renatos aš šiandien esu čia. Ir tik dėka Renatos, kada aš buvau šitam savo abejonių laikotarpyje, ką man veikti, kur man eiti, ką daryti, nes į kitą tinklinės rinkodaros kompaniją aš net neplanavau eiti, nes aš žinau, kad vėl reikės daryti viską iš pradžių, ką aš jau stačiau. Nes stebuklų niekur nėra. Visur reikia dirbti, visur žinau, kaip veikia struktūros, vienokie, kitokie niuansai, bet mano buvo vidinė nuostata tokia. Eiti samdomą darbą dirbti. 17 metų aš to nedariau. Patikėkit manim,
kiek buvo viduj tokių dalykų, kad, irgi baisu eiti į tą rinką, vis dėlto bosas virš galvos, kolektyvas, kurio tu negali rinktis, reikalavimai, terminai ir tas spazmavo. Ir iš tikrųjų buvo tas laikotarpis toks, viduj tikrai labai labai neramus ir kolagenas mano šitoje verslo srityje, jis karaliauja. Nes į mane kreipėsi Renata su labai gražiu klausimu. O kaip pas jūs kompanija su kolagenu? Beje, šitą klausimą aš po to uždaviau Žibutį. Mano pirmam raktiniam žmogui ir pirmai meistro linijai. Aš sakiau, Žibutė, o ką tu kaip specialistė galvoji apie kolageną? O pasirodami pusę metų, ten jau rinkos tyrimą apie kolageną darantis žmogus. Tai šitaip nuo pirmo to klausimo, nes Renata nekartą mane kvietė į kompanijos istoriją, jūs girdėjote, kiekviena kompanija, kurią jinai ėjo, nes jinai jomis tikėjo, o aš pasitikėjau pirmiausia Renata kaip žmogumi. Mes palaikėm ryšį, mes nebuvom tuo metu draugės, kur susibėgam kavos gerti, bet mes palaikėm ryšį ir, žinot, man tas buvo didžiausia vertybė, kad aš buvau atvira su ją, jinai buvo atvira su manimi. Jinai rado gerą dalyką, jinai man siūlė. Aš tuo metu buvau iki skaudų smegenų ištikima savo kompanijoje ir lojali, nes man nieko geriau nereikėjo. Bet kai pas mane buvo abejonės, Renata atėjo su klausimu. Kur didžiausios buvo abejonės man, ar ne, tai pirmiausia, kad mano verslas buvo su sienomis. Kai aplinkui pasaulis buvo labai neramus, aš supratau, kad tos sienos, aš galėjau verslą turėti tik Lietuvoje. Aš negalėjau niekur kitur vystyti savo verslo. Aš negalėjau eiti į socialinę mediją ir kalbėti apie savo produktas, kiek jisai padeda, nes taip, kosmetika labai gera, taip, aš su ją turėjau labai gerą rezultatą, taip, aš mačiau, kaip moteriminai duoda rezultatą, bet aš buvau įrėminta. Ir tuo metu kaimynai pradėjo labai smarkiai garsiai pas mus ten šurmuliuoti, žinot, Lietuvos kaimynai ar ne. Ir aš puikiai supratau, kad jeigu tie kaimynai ateis pas mus, mano verslas tikrai bus žmonėm ne prioritetas. O tai, manau, buvo viena ir vienintelė mano pajamų veikla, šaltinis, iš kurio aš gyvenau. Pirmas momentas, antras momentas - investicijos. Reikia investuoti tam, kad kokybiškai dirbti su savo klientais ir profesionaliai. Ir pas mane spinta, ne visai pusė užpildyta su produktais, manęs jinai negazino, nes aš buvau taip įpratus dirbti, kad mano klientas visada gautų produktą, bet mano komandos moteris, kai jas atidarydavo, aš matydavau, kai atidaro kokios spintos ir priinvestuotos produktų, ten juk sudėti pinigai. Ir kitas momentas, mano komandos moteris neuždirbo. Neuždirbo tiek, kad jos sakytų, aš turiu gerą dar vieną atlyginimą. Tiesiog marketingas buvo toksai, kad uždirbti, reikėjo dirbti arba būti labai gerų pardavėjų. Ir dėja taip nebuvo. Šalia mano kolegių struktūrose tas buvo analogiškai. Lyderis uždirbo gerai, bet jų komandose vos 1-2 žmonės, kurios uždirbdavo taip pat padarius pinigus. O tai reiškia, jokio pasyvaus atlygio nėra. Nes jeigu komandos žmonės neuždirba, tu, vadinasi, pats visą vežimą veži pats ir pats turi dirbti. Trečias momentas, aš visą laiką svajojau keliauti. Man, tai buvo toks siekiamybė ir tai būdavo į metus, gal pavyksta 1-2 kartus išvažiuoti, bet tikrai nedaugiau. Žinot, aš šiandien prieš šitą susitikimą atsisėdau, pasiėmiau praeitų metų darbo kalendorių nuo sausio 1 dienos ir pravažiavau visą iki metų galo. Ir žinot, kas mane labiausiai nudžiugino, tai buvo turbūt pirmi metai, kuomet aš per metus turėjau 8 keliones. Galbūt bus pirma mintis, oho, kiek jinai uždirba. Tai aš jums turiu gerą naujieną. Ne piniguose klausimas, darbo pobūdyje. Tik todėl, kad aš turiu darbą, kuris manęs dabartinį veiklą, darbą, ar ne, kuriame aš esu 2 metus. Ir aš galiu sau leisti. Noriu rytoj išvažiuoti, aš pasižiūriu paskutinės minutės kelionės, kur aš dar nebuvau ir šaunu. Mano verslas nesustoja vien tik todėl, kad komandoje tiek moterų, kurios jau uždirba, kas nemokamą produktą, kas papildomas pajamas prie atlyginimo, kas papildomą pensiją prie savo pensijos, o kas jau turi realų atlyginimą vietoj pagrindinio darbo atlyginimo.
Ir tai yra realūs žmonės, bei jų veidus jūs irgi žiūrite ir tai dar čia ne visi. Nes komandų yra 23 žmonės, kurios turi pajamas. Man leidžia darbo pobūdis, todėl kad man reikia tik interneto ir telefono. Aš išvažiavau, aš guliu pliaže, aš su telefonu padirbu tiek, kiek noriu, mano verslas nesustoja, aš susiplanavau susitikimus, jeigu reikia, aš prasivedžiau pokalbį. Ir visa tai sukasi. Ir tik tai dėl to, kad tokia teisinga struktūra, toks geras marketingas, tik todėl aš galiu greitai pasinaudoti paskutinės minutės pasiūlymais, o jūs tikrai viso žinot, kokie yra paskutinės minutės pasiūlymai. Ne kosmosą, jie kainuoja tikrai, bet tik tai darbo pobūdis turi leisti, kad jais galima būtų pasinaudoti. Taip, man labai patinka tai, kad tai yra pirmas dalykas, neliko sienų. Aš per tuos 2 metus struktūroje dabar jau turiu beveik 1000 žmonių. Yra struktūroje ir 10 šalių. Ir tai yra tik pradžia. Nes mes visos su pirma registracija, mes kiekvienas gauname raktelį į verslą į 128 internetinės parduotuvės pasaulyje. Ir kam reikia pinigų? Vienintelė užduotis - tiesiog suformuoti srautą šitose internetinėse parduotuvėse. Jūs įsivaizduojat, dar 118 turiu ir ką veikti. Tai man tas labai patinka. O kur dar palaukit? Ar į tokius rankovės? O Jėzau, tai dar ir kaip, o klausyk, o kur dar Amerika? Tai tada verslas 24 valandas. Europa eina miegoti, Amerika keliasi. Aš miegu, verslas važiuoja. Kur gali būti geriau? Aš iš viso tai per savo gyvenimą, sąmoningą gyvenimą, man 50 metų, ir aš to labai džiaugiuosi. Aš visą laiką pergyvenau dėl savo, turbūt nežinau, nuo 30 metų ar 35 pradėjau galvoti apie pensiją ir senatvę. Kaip man ten bus liūdna, kaip man baisu, kaip aš noriu graži, jaunatiška, pilna energijos būti, kaip aš noriu pinigų turėti ir kaip man baisu su ta biedna pensija išgyventi. Tai aš to labai džiaugiuosi, matydama čia tokius pavyzdžius ir kaip girdėjau, kaip Loreta, ar ne, prie pensijos turi atlygį. Bet dar smagiausia, kad tu nesi čionais vienas, tai yra bendruomenė, tai yra kelionės, tai yra tiesiog bendravimas. Patiko man, kaip Jolita vakar sakė, mum nenuobodu, nėra iš darbo į darbą ir tik tai namai, ar ne? Pas mus tiek to bendravimo ir atrodo kiekviena diena labai labai turtinga. Super. Ačiū tau labai, Asta. Ačiū labai visiems prisijungusiems. Tikrai smagu buvo praleisti kartu laiką. Ir mūsų šitie vakarai kartojasi. Jeigu kažkam buvo smagu ir galvoja, kad gal aš visai galėčiau irgi kažką dar pasikviesti kartu su savimi ateiti, tai naudokime šitais mūsų smagiais vakarais. Įkvėpkim vieni kitus pokyčiams, arba bent jau dalinkimės informaciją, nes gyvenimas keičiasi ir niekada negali žinoti, kada prireiks to instrumento, apie kurį šiandieną mes kalbėjom, sveikatai ir gyvenimo kokybei. Ačiū labai visoms ir gero vakaro.